nodara ne tikai kā kontrabanda, bet arī nodarot drošību kā hibrīdais apdraudējums mūsu gaisa telpai. Mēs pārunājām Rail Baltica projektu ieviešanas līdzinējo progresu, un par finansējumu nodrošināšanu Rail Baltica projektam tā, protams, ir viena no mūsu arī kopīgajām prioritātēm sarunās par nākamo daudzgadu Eiropas Savienības budžetu, jo, protams, ka mūsu visu kopīgais mērķis ir šim projektam piesaistīt maksimālu līdzekļu apjomu, un šobrīd jāsaka, ka arī šis Eiropas Savienības izteiktais priekšlikums ir gana daudzsološs. Jo tas ir arī labs pamats tālākām diskusijām, un arī Latvijā šobrīd, skatoties no tā, cik tālu mēs esam ar Rail Baltica projektu, mums šobrīd pietiek gana daudz līdzekļu, lai mēs varētu būvēt. Vienkārši ir jābūvē. Mēs pozitīvi tāpēc vērtējam arī Eiropas Savienības daudzgadu budžetā uzsvaru uz drošību un aizsardzību, jo, manuprāt, kurš nu gan vēl vairāk Eiropā, kā 3 Baltijas valsts parāda, ka novirzot 5% aizsardzībai, mums tiešām drošība ir ļoti augsta prioritāte. Bet, protams, ka pārnājam arī to, kas būtu uzlabojums daudzgadu budžeta piedāvājumā, jo mūsu austrumu pierobežas reģionu saskars ar ekonomiskās attīstības izaicinājumiem, jo tās ir tiešās Krievijas karas sekas Ukrainā. Un mēs sagaidām, ka arī mūsu pārējie kolēģi Eiropā sapratīs, ka šie izaicinājumi ir ne tikai Latvijas, Igaunijas vai Lietuvas izaicinājumi, bet tie ir visas Eiropas Savienības izaicinājumi un ka tam tiks arī paredzēts konkrēts finansējums. Mēs saprotam, ka Eiropas Savienības budžetam būtu jāveicina mūsu konkurētspēja gan globāli, gan arī reģionu iekšienē. Mēs arī plānojam, tātad otrdien dosimies visdrīzāk arī šādā pat un vēl pāris kolēģi mums pievienosies, lai tiktos tikšanās par austrumu reģiona robežas valstu tāda īpaša tikšanās būs, kurā piedalīsies arī poļi, rumāņi un citas valstis, un pārunāsim specifiski arī šos konkrētas spējas jautājumus. Bet runājot par daudzgadu budžetu, mēs zinām, ka ir svarīgi, lai arī vienlīdzīgi konkurences nosacījumi būtu mūsu lauksaimniekiem. Un vienojamies, ka vislabākais rezultāts, protams, būs tad, ja mēs koordinēsimies un cieši sadarbosimies. Es vēlos vēl uzsvērt noslēgumā, ka nākamais gads Latvijas ārpolitikā būs īpašs, un Latvija pirmo reizi būs ANO drošības padomes valsts, tāpēc es esmu arī pateicīga gan par Igaunijas, gan Lietuvas atbalstu, lai arī Latvija varētu sagatavoties šim ārpolitikas izaicinājumam, jo mēs jau aizstāvēsim ne tikai Latvijas, un ne arī tikai Baltijas, bet visas Eiropas Savienības intereses ANO. Un Latvija ar pilnu atbildību uzņems šo sarežģīto uzdevumu, jo mūsu prioritātēs būs starptautiskās tiesības, dzimuma līdztiesība, protams, atbalsts Ukrainai, kā arī digitālā un informācijas drošība. Un Inga un Kristen, man ir tiešām bijis liels prieks un gods ar jums kopā sadarboties, kopīgi pajokot, kopā arī ar Igaunijas premjeru un Ingu. Un es novēlu arī Igaunijai veiksmīgu Baltijas ministru padomes prezidentūru 2026. gadā. Paldies! Paldies! Vārds Igaunijas premjerministram Kristenam Mihalam. Paldies, dargie kolēģi Evika, Inga. Dargie žurnālisti, vispirms es vēlētos iesākumam pateikt lielu paldies Latvijai un it īpaši jums, Evika, par šo labo darbu šajā saspringtajā un notikumiem bagātajā gadā. Baltijas valstis iegulda Baltijas jūras reģiona drošības attīstībā ļoti daudz. Mūsu balss Igaunijas Eiropas drošības stiprināšanas jautājumos ir labi dzirdama, un tādā gadā arī būtu jāturpina. Mēs sākšu ar galveno Eiropas nākotnes jautājumu, kas ir Ukraina. Ukraiņiem šobrīd ir sarežģītas sarunas par tēmām, kas ir izšķiroši nozīmīgas visai Eiropai. Mēs esam kopīgi un pārliecināti kopā ar Ukrainu taisnīgi miera panākšanas priekšnoteikums un Ukrainas suverenitātes un teritoriālās nedalāmības
cienīšana, un, lai šo te mieru panākt, ir nepieciešami uzstādīt skaidras prasības un uzturēt spiedienu uz Krieviju. Mūsu valstīm tas ir ārkārtīgi svarīgs jautājums, un no Eiropas ir atkarīgs ļoti daudz. Mums ir iespējams pastiprināt Ukrainas pozīcijas gan sarunās, gan arī frontē. Mēs esam tuvu pienākuši pie jautājuma atrisināšanas par Krievijas līdzekļu izmantošanu Ukrainas labā. Šis lēmums jau ir jāpieņem nākamajai Eiropas padomē, un tikpat svarīgi ir doties tālāk ar Eiropas Savienības paplašināšanos. Otra tēma ir mūsu reģiona drošība. Mēs redzam aizvien vairāk Krievijas un Baltkrievijas izraisītu starpgadījumus un iejaukšanos, ietekmēšana, vandālismu, sabotāža, gaisa telpas pārkāpšana ar gaisa baloniem, kas apdraud aviāciju. Dargā Inga, Igaunija visādi atbalsta Lietuvu, lai pret šo te, uzbrukumu visas Baltijas valsts šajā ziņā ir vienotas, un tas nav gadījumi pēc šie te nodarījumi nepaliks nepamanīti un nesodīti. Mēs šo kopīgi darbojamies un vēl vairāk darbosimies, lai aizsargātu Eiropu. Austrumu flanga aizsardzība ir jāpadara efektīvāk, un tāpēc būtu jāizmanto šim nolūkam ar Eiropas līdzekļi. Mums ir jāaizsargā gan zeme, gan jūra, gan gaisa telpa, un aizsardzība pret droniem ir arī daļa no tām. Mūsu sadarbības tēmas ir ļoti daudzpusīgas, un mūsu ar saviem kopīgiem mērķiem mēs dosimies ühendustest. Balti riigid on korduvalt tõestanud, et ühiselt tegutsedes on võimalik väga palju saavutada. Euroopa Liidu toel viisime edukalt läbi elektrisüsteemide eraldamise Venemaa elektrivõrgust. Samamoodi tuleb saavutada järgmine suur eesmärk. Meie transpordivõrgustik tuleb ülejäänud Euroopaga tugevamalt ühendada. Rail Baltic peab aastaks 2030 valmis saama. Eestis käib töö 105 kilomeetri ulatuses, pea kogu meie trassilõik on lepingutega kaetud. Meil on 3 riigi peale ligi pool trassist juba ehituses. Töö edeneb ja see on meie kõigi jaoks väga oluline. Lätis käib aktiivne Eesti-suunalise trassi planeerimine. Head sõbrad, järgmisel aastal juhib Eesti nii Balti kui Põhja-Balti riikide koostööd. Meie regioon on suuruselt 10. majandusjõud maailmas ja teine Ukraina toetaja. Meid ühendab usk demokraatiasse, turvalisse Euroopasse ja innovatsiooni. Näeme oma eesistumist hea võimalusena tugevdada piirkondlikku koostööd, julgeolekut ja majanduse konkurentsivõimet. Head kolleegid Evika ja Inga, ootan teid järgmisel aastal korduvalt Eestisse. Aitäh kõigile, kaunist ja rahulikku jõuluaega! Paldies. Tagad vārds Lietuvas premjerministrei Ingai Rudinienei. Ačiū. Brangi Evika ir Kristian, tikrai smagu vėl susitikti kartu ir aptarti pačias svarbiausias problemas. Ir šiandien tikrai diena praėjo produktyviai ir nebejotinai ir klausantis abiejų premjerų. Tai turbūt ir pastebėt, kad viena iš pagrindinių temų tai yra mūsų regiono saugumas ir kuo galiu tikrai pasidžiaugti ir galbūt tai nėra kiekvieną kartą džiaugsminga žinia mūsų priešam, kad Baltijos valstybės išlieka vieningos ir vieningos, ypatingai kalbant apie saugumą regione. Tai mūsų stiprybė ir šita vienybė tikrai rodo, kad mes pasirengę parodyti tinkamas atgrasimo priemonės. O Lietuva, kaip žinote, susiduria tikrai su neeiliniu periodu, tai yra hibridinės atakos iš Baltarusijos pusės ir jeigu dažnai mes kalbame apie kontrabandą ir kontrabandinės cigaretės, tai yra ne viskas. O kas yra iš tiesų svarbu, kad turime suplanuotus ir kryptingai nukreiptus oro balionus į mūsų oro uostą. Ir tai sukelia tiesioginį poveikį
ir grėsmę civilinėje aviacijai. Tai yra pavojinga, nes kiekviena žmogaus gyvybė yra neįkainomos vertės. Ir tai reiškia, kad mes kaip Lietuva dedame visas pastangas, kad užtikrinti saugumą mūsų regione. Aš labai džiaugiuosi, kad tarp mūsų 3 Baltijos šalių nėra skirtumų supratime, kas yra grėsmė ir kaip su ją kovoti. Turime vieningą požiūrį ir vieningą supratimą. Mes kaip Lietuva aktyviai kovojame su kontrabanda ir per paskutinąsias savaitės iš tiesų pasikeitė daug algoritmų ir šiandien norime pasakyti, kad kiekvieną naktį mobilios komandos sudarytos iš įvairių institucijų, pradedant nuo policijos, sienų apsaugos ir kariuomenės, išvyksta patruliuoti į pasienio zoną ir kiekvieną naktį grįžta su rezultatais. Tai yra tūkstančiai konfiskuotų nelegalių cigarečių, sulaikyti žmonės, jau pradėta 10 ikiteisminių tyrimų ir 10 tyrimų jau yra pasibaigę. Tai yra tie rezultatai, kurių laukia ne tik vyriausybė, bet ir visa Lietuva ir tuo tikrai galiu pasidžiaugti. Kitas žingsnis yra hibridinės atakos, kurios yra nukreiptos tikslingai į mūsų oro uostą. Šiandien pakeitėme algoritmus ir galime tikrai pasakyti, kad ir kaip sunkiai stengiamės dirbti, bet jau dabar pastarąsias savaitės vis rečiau uždarome oro uostą ir tai reiškia, kad mes adaptuojamės ir prisitaikome prie sudėtingų situacijų. Bet lygiai taip pat išnaudojame visus diplomatinius kanalus dirbti su mūsų strateginiais partneriais, tam, kad šitos hibridinės atakos liautųsi. Savo ruoštų, kaip Lietuva, jau parengėme 2 įstatymo didžiulius paketus, numatančius pačias griežčiausias bausmes už kontrabandos gabenimą. Tai yra tie žingsniai, kurie būtini padaryti tam, kad užtikrinti mūsų gyventojų saugumą. Bet ne tik turbūt, tokie pakankamai niūrūs klausimai mūsų aplanko, bet tikrai turbūt šiandien ir turėjome progos pasidžiaugti, kad 3 Baltijos šalis apgynė savo biudžetus ir aš to labai džiaugiuosi, kad kiekvienas iš mūsų turėjome intensyvų laikotarpį, nes tik tas, kas gyveno biudžeto procese, turbūt gali pasakyti, kaip tai yra intensyvu ir sudėtinga, bet tikrai noriu pasidžiaugti ir savo kolegomis ir pasakyti, kad tikrai puikus darbas. Biudžetai 3 Baltijos šalyse yra apginti ir mes galime ramiai pradėti kitus metus. Šiandien lygiai taip pat kalbėjome ir apie, ne tik apie geopolitinę situaciją, bet ir apie paramą Ukrainai, apie Ukrainos integraciją į Europą ir tikrai džiaugiuosi, kad nuomonė sutapo, kad Ukraina Ukrainai turi būti kuo greičiau atvertos durys, įsilieti į mūsų europinę šeimą. Ir mūsų nuomonė yra bendra, kad Moldova ir Ukraina jau pasirengusios tikrai pradėti pirmus žingsnius ir šitą procesą. Rail Baltica tai tikrai mūsų bendras didžiulis projektas ir tikrai tikiu, kad jį baigsime kokybiškai ir laiku. Ir mums kaip Lietuvai tai yra labai svarbu, nes mes turime labai svarbės 2 kryptis, tai yra Lenkija, ir Šiaurė. Tai tos 2 kryptis užtikrins mūsų dar didesnį saugumą, dar didesnį ekonominį patrauklumą. Dėl to strateginis Rail Balticos projektas yra ypatingai svarbus ir tikrai matau tiek Latvijos, tiek Estijos aktyvų įsitraukimą ir supratimą, kad visos 3 šalis juda tą pačią linkme. Taip, dar vienas iš tokių klausimų blokų, tai ES klausimai, kitas finansavimo periodas ir mes kaip Lietuva dedame visas viltis, kad ne tik mūsų strateginiai projektai
galės būti finansuojami, bet lygiai taip pat ir karinis mobilumas bus įtrauktas, atsparumas mūsų kritinės infrastruktūros ir derantis dėl kito finansinio paketo, aš manau, kad tai turėtų būti patys svarbiausi taškai. Bet metai baigėsi ir tikrai tikiu, kad mūsų solidarumas, bendras darbas vainikuosis kalėdom. Tai tas periodas, kuomet nuo darbų galėsime tikrai pereiti ir prie šiltesnių dalykų, tai pabuvimo su šeima, atsipūtimo ir mes pasirengę kitiem metam ir tai turbūt yra džiugi žinia. Ačiū. Paldies. Tagad ir pienācis laiks mediju jautājumiem. Pirms uzdot jautājumu, lūdzu nosaukt savu vārdu un pārstāvēto mediju, kā arī kam jautājums adresēts. Jā, labdien. Krišs Kairs no Latvijas televīzijas. Vēlējos jautājumu adresēt Lietuvas premjerministrei par sabiedrisko mediju. Kā jūs vērtējat šobrīd virzīto likumprojektu par sabiedriskā mediju pārvaldību un ģenerāla direktora atlaišanas atvieglošanu un faktiski arī to steidzamību, kādā tas viss izskatās, ka notiks? Šiandien mes kalbame apie struktūrinius pakeitimus. Ir noriu pabrėžti, kad žodžio laisvę apibrėžia visuomenės informavimo įstatymas, kuris nėra keičiamas. Mes kalbame apie tam tikrų demokratinių procesų sugrąžinimą atgal į LRT tarybą. Tai ilgą laiką turėjome slapto balsavimo galimybę ir šiandien manome, kad ją reikia sugrąžinti. Nes slaptas balsavimas atveria galimybę žmogui, kiekvienam tarybos nariui apsispręsti laisvai be jokių įtakų. Ir girdžiu iš tiesų abejonių, kad galbūt taryba, jos sudėtis yra per daug politizuota, galbūt per daug politikų įtakų yra joje, nors tai yra sudėtingas procesas formuojant LRT tarybą ir tų saugiklių yra labai daug, bet aš esu absoliučiai atvira diskusijom, kalbėti apie tai, kaip galima dar labiau depolitizuoti LRT tarybą, kad kiekvienas žmogus, kiekvienas žurnalistas dirbdamas LRT jaustųsi saugiai ir kad mes galėtume užtikrinti, kad nebus cenzuruojamas žurnalistų darbas, kad jie galės dirbti taip, kaip dirbo ir iki šiol. Paldies. Nākamais jautājums. Jānis Krēvics, TV3 raidījums Nekā personīga. Es priecātos par iespēju dzirdēt visu triju premjeru atbildes. Sākumā es saprotu, cik ierobežot ir